Sveiki, žiūrim, ką turim. Pristatau savo vynuogę mylimiausią. Kaip sakytų italas, numero uno. Tai vynuogė Garold. Labai gera derlinga uoga. Vynuogė. Džiaugiuosi ją augindamas ir visą laiką siūlau savo pirkėjams. Jos privalumus giriu ir aš ją vadinu aukselis, nes iš tikrųjų jos uogos būna gražios aukso spalvos. Po truputį jau pradeda ryškėti spalva lįsti. Reikia pažiūrėti, kuo jisai čia man patinka. Patinka jis tuo, kad jisai kažką tai slepia po lapais. Jo. Ir įdomu tai, kad jeigu jam leistum saviveiklos, tai jisai turėtų bent porą derlių ir lipa į viršų, kekės krauna žiedukus naujai. Todėl reikia skinti. Gaila, bet jie neprinoks, bet nerandu antrinio derliaus matyt. Žmona pasidarbavo žirklėmis. Tai va, antras derlius bus. Šitas pirmas uogas valgysim jau rugpjūčio pradžioje arba vidury. Likusių derlių valgysim galbūt rugsėjo pabaigoje. Tai dabar reikėtų jį čia biškį aptvarkytas uogas, kad galėtų matyti saulės spindulių. Vynuogė Garold toleruoja saulės spinduliukus, tai labai nenuplykinsim, bet biškį praretinsim, kad saulytė bučiuotų vynuogės. Tolumoje matosi vynuogė regentai. Jau kažkaip pradėjo šiemet labai anksti spalvintis. Tai ačiū už dėmesį. Na, kaip ir apsikirpom biškį lapus nuo pačios. Vaizdas biškį gavosi gražiau. Matosi derlius. Bus kur skersvėjuoti. Mažesnė tikimybė, kad įsivyraus miltligės pavojai. Nors, aišku, aš purškiu profilaktiškai vynuogę, nes šiuo metu visi skundžiasi, kad puola ši nedėkinga liga, naikinanti derlių. Tai geriau padaryti viską laiku ir nerizikuoti savo derliumi. Šalimais auga baikonūras. Ką galiu pasakyti, labai irgi gera vynuogė. Kieme prinoksta. Gal geriau augtų šiltnamyje, bet yra kaip yra. Tai tiek. Dėkoju jums visiems. Gero derliaus.